12 kg maždaug per 4 mėnesius, be jokių drastiškų dietų. Tokiais rezultatais šiandien džiaugiasi panevėžietė Dominyka. Moteris prisipažįsta, lieknėjimo programos rezultatai pranoko lūkesčius. Svėriau 77 kg. Pagal kūno masės indeksą pas mane jau buvo viršsvoris, jau viršijo 28. Prasidėjo sveikatos problemos, pradėjo skaudėti sąnariai, bandžiau bėgioti, bet nebegalėjau, kadangi jau keliai pradėjo braškėti. Ir aplamai buvo sunku lipti laiptais, sunku ir vaiką nešioti, kadangi turiu mažiuką vaiką. Ir visas fizinis krūvis buvo labai sunku ir nuotaika prasta, miegojau prastai, nes buvau didelė. Tačiau tai jau praeitis. Šiuo metu jauna moteris švyti ir pasiryžusi atsikratyti dar keletą kilogramų, kad pasiektų pagal amžių ir ūgį rekomenduojamą kūno svorį. Jaučiuosi puikiai, lakstau, lipu laiptais, nenuvargstu, miegu gerai, nuotaika gera, ypač po sporto super gera nuotaika būna, kadangi gaminasi laimės hormonai sportuojant. Va. Labai didelę įtaką padarė tam mityba, kurią sureguliavo trenerė pagal kraujo grupę. Ir tai nėra badavimas, tai nėra kuo mažiau valgyti. Valgau 6 kartus per dieną, valgau įvairų maistą. Anksčiau galvojau, kad reikia valgyti kuo mažiau, kuo rečiau, 3 kartus, o pasirodo reikia valgyti kas 3 valandas. Ir tada labai gražiai svoris krenta, oda nenukara, neprasideda kitos problemos. Beje, buvau taip pat poliklinikoje, pasitikrinau po 2 mėnesių sveikatą, pasidariau visus tyrimus, mano tyrimai idealūs. Džiaugsmo puikiais rezultatais neslepia ir Oksana, atsikračiusi ne tik nereikalingų kilogramų, bet ir padailinusi kūno linijas ir sutvirtinusi raumenis. Tikrai atrodė, buvo viskas kitaip, o dabar raumenis visur pati jaučiu, kad netgi jie ir pasikeitė. Prieš tai buvo tik tais formos paprasčiausios per raumenį, atrodo raumenis priaugo, bet man netgi apimtis per čia sumažėjo porą centimetrų per tuos dabar 2 mėnesius, per taliją apie 8, o žemiau talijos 10. Per klubus jau dabar irgi apie 5 cm. Tai tik pora pavyzdžių, kokių rezultatų galima pasiekti lieknėjimo programoje, kurios pagrindinis tikslas ir yra mažinti kūno apimtis, tvirtinti kūną, deginti riebalus, nealinant organizmo griežtomis dietomis. Didesnis dėmesys yra skiriamas, kad tų kilogramų būtų atsikratoma riebalų sąskaita, nes dažniausiai lieknamoji programa, ar tai bado dieta, kas organizme vyksta. Vyksta tai, kad nyksta raumuo, o riebalinis tas sluoksnis, kas mums aktualiausias, tai realiai jisai didėja. Tai vat šitos programos tikslas yra raumenų auginimas, o riebalų tirpdymas. Dar kitaip, būtent šitoj programai naudojami specifiniai fiziniai pratimai, kurie padeda organizmui, kaip pasakyti, užvesti metabolizmo procesus. Tai vat vienas iš pagrindinių tikslų plus mitybos planas. Dar vienas lieknėjimo programos privalumas – pastovus stebėjimas ir rezultatų siekimas, kas labai svarbu siekiant netrumpalaikės naudos. Kiekvieną savaitę daroma kūno kompozicijos analizė su svarstyklėm, kuri ir parodo raumenų masę, riebalų masę, metabolizmą, kiek pas žmogų vandens organizme, kiek sveria jo kaulai ir dar ten daugelį kitų dalykų, pagal kuriuos būtent pasvėrę kas savaitę mes galim pastebėti rezultatus, sakykime, matyti, ar raumuo auga, ar tai tinka programa būtent tam žmogui, ar kaip su mityba, kaip mityba tinka, netinka, ar valgo, ar nedavalgo. Ir dar toks dalykas, kaip šitoj programai, net gal daugeliui pasirodys ir keista, nereikia badauti, o reikia valgyti ir pakankamai daug, kas būna dažniausiai ir pirmą kartą atėjusiam žmogui tai būna labai keistas dalykas, kad reikia valgyti dažnai ir sako, aš negaliu suvalgyti tiek, kiek reikia. O iš tikrųjų reikia dėl to, kad pakankamai intensyvi mankšta, po kurios būtinai reikia atstatyti raumenį ir kad jisai nenyktų, kad jisai augtų
Ką ir kiek valgyti taip pat pataria specialistai, sudarydami tik jums skirtą mitybos planą, parenkant jūsų mėgstamus produktus ir pritaikant prie kasdienio jūsų gyvenimo režimo. Mityba yra labai svarbi. Žmonės dažniausiai valgo netaisyklingą maistą, riebų, mažai kartų, dažniausiai ryte ir tik vakare po darbų. Mitybos planas sudaromas kiekvienam individualiai pagal jo poreikius, atsižvelgiama į jo kraujo grupę, į fizinį krūvį, kiek kartų per savaitę, taip pat kokios sunkumo tos treniruotės. Jeigu ir jūsų tikslas gera sveikata ir gražios kūno linijos, Sporto ir sveikatingumo klubo ir tau lieknėjimo programa kaip tik jums. Užsiėmimai vyksta nedidelėmis grupėmis, daug dėmesio skiriama kiekvieno individualioms problemoms, atsižvelgiant į trokštamus rezultatus. Kaip papildoma priemonė lieknėjant galima pasirinkti ir kūno įvyniojimo procedūras. Pasitikime pavasarį žvalios ir gražios su sporto ir sveikatingumo klubu ir tau.